Hello. Dabar yra 12 valanda. Reikia keltis už 3 valandų, nes pas mus, man rodo, 6 yra lėktuvas. Tai jo, ir aš dar vis nemiegu, bet tuoj eisiu. Mes jau Italijoje ir ką tik išsinuomavom mašiną ir važiuosime ten, ko mums reikia. Tai mes užvažiavome į prekybos tokį centrą mažą, nu kaip mažą, ir mes tiesiog apsipirkinėjom maistą. Mes važiavome į miestelį Abadiala. Aš nemanu pavadinimo, bet mes atvažiavom pasižiūrėti į Como ežerą. Ir čia be galo gražu. Mes neseniai pavalgėm ir tiesiog gulėjom, nieko neveikėm, ilsėjomės. Dabar mes eisime parduotuvę ir jo, tada tiesiog mes sėdėm vienam kambarį ten su visais mūsų draugais. Ir jo, aš ką tik bandžiau įeiti į savo numerį. Nu nieko.
Labas rytas visiems. Mes šiandien truputį vėliau atsikėlėm negu planavom. Mes atsikėlėm kažkur po 8, norėjom 7, bet vakar visi vėlai kaip ir nuėjom miegot. Ir mes neseniai pavalgėm. Šiandien aš dariau pusryčius, čia buvo kiaušiniai ir dar aš suvalgiau sumuštinį. Ir jo, aš jau kaip apsirengiau, man liko čia studija. Ir ten visi kiti dalykai. Ir tada mes jau važiuosime į kitos vietos, kad atsiimti mūsų slidės, nes vakar mes tik matavomės, o šiandien jau paimsime ir eisime kažkur iš ten slidinėti. Ir va, kažkaip taip. Aš jau kaip ir pasiruošus iki galo, jau visa su šalmu, su viskuo. Tai jau ten tėvai, nežinau, aiškinasi su skaipasis ir tada jau varysim. Mes jau pakilome iki pat viršaus, iki ten, kaip mes galime. Ir jo, tai leisime žemyn. Mes baigiam važinėjimus šiandienai ir jau tuoj važiuosime atgal į mūsų namus. Ir tada ten tiesiog pailsėsime truputį, manau. Ir pas mus yra užrezervuotas kubilas su sauna šiandienai, tai vat eisime ten. Ir jo, kažkaip taip, man be galo patiko. Iš pradžių buvo baisu, nes labai ilgą laiką to dariau, neslidinėjau. Bet ant galo mes, kai nuvažiavome į patį viršų, ten buvo jau ant tiek faina, kad aš jau nenorėjau nustoti. Tai jo, man labai patiko. Bet mes dar čia būsim 6 dienas, tai dar prisivažinėsiu daug, prisidinėsiu. Tai kaip ir taip. Mes labai seniai grįžom namo. Įvyko toks vienas įvykis. Mes visi nuėjome į dušą, pailsėjome ir dabar jau keliaujame į vakarieniauti, į kažkokį restoraną. Tai va. Kol mes einam iki mūsų restorano, aš jums papasakosiu, kas įvyko. Mes su tėčiu ir keliais draugais mes tiesiog nusileidom į apačią, kur buvo mūsų automobilis. Ir mes tuo metu paskambinom mano broliui, kuris buvo visiškai atskirai ir pasakėm, kad kad mes jo laukiam ir jis jau turėtų važiuoti link mūsų. Ir kaip ir viskas turėjo būti okei, bet praeina kažkiek laiko ir jo nėra. Ir aš iš pradžių nieko negalvoju apie tai, bet aš matau, kad mano tėtis jau panikuoja jau taip. Nes visgi jis su snowboardu, jis vienas, jis galėjo
Vėl nežinau, kur ten nuvažiuoti ar kažką. Mes jau pradedam galvoti, ko blogiausius atvejus, kurie galėjo atsitikti. Ir mes jau galvojam apie jo gelbėjimo operaciją, ką žinau. Ta prasme, mano tėtis jau iš tikrųjų nuėjo į ten kažkur ir jau tarėsi dėl policijos, dėl ten visko šito ir tai kainuotų be galo daug pinigų. Nu, nes mes iš tikrųjų galvojam, kad su juo kažkas jau atsitiko, jis galėjo kažkur susilaužyti kažką, kažkur gulėti miške, nežinau. Ir aš jau stoviu panikuoju, ta prasme, aš iš tikrųjų jau verkiu. Aš jau nežinau, ką galvoti. Bet galiausiai, labai be detalių, mano brolis jis pasimetė. Jis nuvažiavo kažkur kitur ir galiausiai jis pasimetė, susirado dar kažkokį vieną žmogų, kuris irgi pasimetė, tai jie ten kartu ieškojo, kaip surasti mus. Dar pas jį telefonas išsikrovė, tai ten šis buvo, nežinau. Ir jo, ir mes galiausiai tiesiog laukiam parkinge, kol jis netėjo ir jam viskas gerai dabar, bet žinokit, buvo labai baisu. Ir galiausiai mes taip ir nespėjom nueiti į jokį kubilą, džakuzį, ten saunos, nes pas mus buvo užrezervuota šiandienai. Tai vat mes ir nenuėjom. Bet už to dabar keliaujam valgyt. Ir va taip. Dabar kilu kažkur, važiuosiu čia. Šiandien yra mūsų paskutinė diena, mes jau pasidinėjom ir jau greitai važiuosime atiduoti slides atgal jau. Tai va, dabar aš čia. Aš šiaip visai bijau ir aš dar nelabai suprantu, kaip veikia šitas dalykas. Okay. Guys, oi guys, kinda biški buvo baisu, biški sunku valyti vieną ranką. Ir jūs mato, kai šiandien labai niuri tokia diena, sniego buvo. Oi, sustojau. Bet jo, visai nesimato kalnų, tai pasisekė, kad tiesiog tokia diena yra paskutinė. Viskas, baigiau savo šių metų slidinėjimo sezoną. Tai buvo mano paskutinis kalnas. Ir va taip.